Jei tau kaip ir man, atsibodo scrollint per filmus ir nerast ką žiūrėt, turiu 3 filmų pasiūlymus, kurių tu greičiausiai nematei. Pirmasis filmas Roofman arba Vagišius - komedija, paremta tikrais faktais ir iš tikrųjų tokiu gyvenusiu žmogumi, kuris gyveno parduotuviai ir jas vogė per jų stogus. Keistas, įtraukiantis ir galvoji, kaip taip įmanoma. Antrasis filmas The Nice Guys arba Kieti bičai. Komedija, toks netipinis detektyvas apie dviejų labai skirtingų žmonių dinamiką. Irgi lengvas, juokingas ir labai gerai susižiūri lengvam vakarui. Trečiasis filmas Triangle of Sadness arba Liūdesio trikampis man labai patiko, labai aštri satyrinė drama apie tai, ant kiek turtingi žmonės yra out of touch ir visiškai nesuvokia šito pasaulio. Pilna situacijų, kurios iš pradžių atrodo labai juokingos ir tada tampa labai nejaukios. Visus šios filmus galite rasti Žmonės Cinema platformai, kuri turi platų pasirinkimą filmų, tiek iš kino pavasario, tiek lietuviškų filmų, tiek nesenai kino teatruose rodytų. Labai patogu, nes neveikia tiek telefone, tiek telike, o kas geriausia, ją dabar galite išbandyti 2 savaitės nemokamai. Tai ką, lekiam žiūrėti filmų ir mano kitas filmas yra Tarnaitė.